išaugo ta autentika ir dabar kažkaip tai mes grįžtame. Ir yra žmogus, kuris priima tame dvare ir papasakoja tą visą istoriją. Ir kad tas dvaras iš tikrųjų pamažu, bet vis turtėja, vis gražėja. Ir tai žmonėm iš tikrųjų iš karto atvažiavę pastebi, kad daug kas keičiasi. Ne, tai grįžta, sakykime, va aš buvau, tai jau paskui su kolektyvu arba pasakoju, nu aš čia prieš kelis metus buvau, tai čia dabar atsivežu dar čia su draugais, su kompanija. Nu kažkaip, vat. Ne, iš tikrųjų, nu kaip jauku ir ne tik tai pačiam dvare, bet ir va, tas kaimo ramybė traukia aplinka. Va, dabar čia tas klaustukas remontuojamas, gaila, va čia ne, bet viskas, nu kaip. Tvarkomas tas parkas, skulptūrų daug ir vaikams tarp tų supinių, kas su vaikais atvažiuoja, mėgsta ten. Tai iš tikrųjų. Nu, kaip pasakyti, tai čia dabar, va čia šitie restauracijos darbai, tai be abejo didieji restauracijos darbai yra savivaldybės, nes mes kaip bendruomenė negalim teikti tokių didelių projektų. Bendruomenės prisidėjimas prie dvaro infrastruktūros, tai yra pirmasis didelis VVG projektas, kada prijungta prie kanalizacijos ir vandentiekio tinklų buvo. Sutvarkyti tualetai ir vamzdynas, nu žodžiu, čia jau dabar mes turim tą patogumą, kad nebereikia išvežioti tų nuotekų, o jau prijungta prie bendruomenės, prie gyvenvietės. Tai atvažiuoja ir pasakoja, kaip čia daug daiktų mėtės ir kurpaitės, čia kažkokios dvarininkaitės buvo. Sakau, Jėzus, dabar man irgi širdį skauda, bet anksčiau taigi nerūpėjo, mes sako, maži lakstėm ir dar patys ten spardėm tuos daiktus. Tai va, tai iš tikrųjų, taigi, ir čia tos terasos, ir tos gėlės, ir tie žolynai dar čia augdavo, dar žydėdavo tokios įdomios, dabar jau kažkaip tai... Čia dar žydėdavo iš tų laikų, kas dvaro buvo sodinta, buvo išvykę. Nu taip, nes kai čia tos vileniškytės, taigi čia ilgai gyveno, dar Girdanguolė gal atsimeni. Ir jos ten irgi tokios įdomios, sako, buvo. Nu tai vis tiek kaip seni žmonės, visi tokie ko įdomu. Dabar atgimsta ir bažnyčios, parapijos choras, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad čia jau dabar... Kažkada buvęs irgi labai stiprus dabar. Atgimimo laikotarpį buvo irgi labai stiprus choras bažnyčios ir tikrai labai daug žmonių buvo jame. O pavadinimą gal turėjo? Kaip? Pavadinimą? Ne, parapijos vadinosi jau. Tai dabar jau metai, turim naują labai gerą vadovę, čia apie chorą dabar tik sakau, kuri iš tikrųjų sugebėjo įtikinti žmonės iš naujo, kad galim giedoti ir keturbalsės giesmes, ir mišias lotyniškas, ir taip toliau. Ir buvom išvykę į Zarasus, lotyniškas, keturbalsės mišias. Ir, žodžiu, giedojom Zarasų, kaip vadinas, ne katedra kažkaip. Žodžiu, Zarasuose tai tikrai visi labai išgyrė. Kai yra, tai yra edukacinės, tai čia, kai atvažiuoja didesni kolektyvai, kurie nori pasiklausyti. Kupiškėnų kalbos šnekos. Nes apie tą ir rašiau, kad Gera sutinka su... Taip, mes dažnai valandos tą programą. Tai čia su kupiškėniškai šokiais, dainom ir rateliais pasakojimai kupiškėnų kalba. Čia turimgi pasakorką, tą mūsų Alvydą, kuri kupiškėniškai dar suvaidavo.